Mano visų žaidėjai pradėjo pavargti. 3-4. Ką jūs galvojate apie ateinančias varžybas? Na, mano komanda yra pilnai pasiruošusi. Visi žaidėjai yra pasiruošę ir mes esame pasiruošę. Kitai komandai geriau mūsų pasisaugoti. Ar turite kažkokių minčių, kaip gintis prieš jų puolimą? Iš tikrųjų, jų puolimas mano žiniai nėra labai stiprus, taigi manau, kad mūsų gero gynėjo Luko Marcinkevičiaus užteks. O ką veiks šitas jūsų žaidėjas? Treneris geriausias komandos žaidėjas, realiai Mangiras geresnis biškį, bet vis tiek jis yra pelnys taškų. O dar turiu klausimą, mes žaisime futbolą ar krepšinį, tai yra jūs žaisite? Tinkliai? Šiandien krepšinį žaisime. Mažeikių rankinio komanda šiandien žaidė krepšinį. Ja. Ten tas, kur skiri, paėmės oranžinis kamuolys. Ai, tas, kur ten tipo Lietuva gerai. Ten, kur gerai, aš nežinočiau, nemoka žaisti. 5 minutės prieš varžybas, ką pasakysite apie jas? Emocijos, mano žaidėjai yra pakankamai gerai parašti psichologiškai. Gilios nuotaikos mes atvykome į varžybas. Mano žaidėjai yra parašti psichologiškai, todėl jie nepatiria streso. Fizinio parengimo treneris tikrai gerą davė paruošimą mums. Tai va. Taigi, šiandien mes susirinkome varžybose, atvažiavome į Alytų, Mažeikių komandą. Mes esame pasiruošę priimti savo priešininką kaip savo didžiausią priešą pasaulyje. Taigi jau matome mūsų varžovų, šiaip vertinčiau mūsų varžovų būklę kaip apgailėtinai, o mūsų super gerai. Tai aš jau matau rezultatą, praktiškai. Padarykit prognozę rezultato, koks bus rezultatas. Manau, kad 50 taškų, jau kokį, jeigu, aš realiai galiu pasakyti, jeigu jie mes daugiau negu 10 taškų, aš juos gerbsiu. Šiandieną bus greitas pradžiai, kai kokį 200 taškų pirmiausia, tada jau tokių nesam. Treneris. Mes šiaip klasėje esame tik aš Lukas vyrai, bet šitom varžybom visi esame. 3-4. Gynyba penkiukai! Gerai žaidžia! Luka, tu darai Simonavičių! Išsikaupė! Laimėm nežymių rezultatų 17-4. Žaidimas yra labai sunkus. Varžovai yra gerai pasiruošę mūsų puolimui. Mūsų žaidėjai pradėjo pavargti. Komentarą. Sunkios varžybos, rezultatas viskas išvyko. Daugiau susikaupimo ties komandinio žaidimu, bet visai neblogai. O ką galit pasakyti, kad aš mečiu tik vieną kartą į kašį, o mes jau turim 40 taškus? Aš tą malaus pastatyti. Šiaip sunku komentuoti. Manau, turėsime. Pirmoji pusė varžybų praėjo, dabar darysime keitimą. Atsivežėm legionierių iš Italijos. Ola. Iš Italijos, jūs pakeis mūsų žaidėją Julių. Kuris pelnė gal 29 taškus. Viva Italija. Tai tik darom. Pasirinkit mūsų varžovus laimėti, nes iš tikrųjų jis parodys itališkai. Aš ne italas. Kažką nepasirinkti. Kažką itališkai. Fromažio. Grazie. Tai reiškia pergalė. Kur tavo kelnės? Biudžetas spartė. Davai.
gal be sportinė galimybė dėjo tašką. Augas pelnė nesportinė. Jis jau pasižymėjo. Gerai. Davai. Oi, Poliva! Mažeikiai! Duona! Batonas! Augui! Augai, davai! Augas laisvas! Visgi pasieks žalėčių, dabar nebevyrai, dabar ir mes rūšyti. Bet gerbi. Alaus. Taip, visi alaus. 3-4. Noriu iš legionieriaus paimti šitą interviu, o jūs išverskit gerai? Gerai, kaip jūsų pirmas varžybos? Participazione dell'orme ipsum quantum uno non. Labai gerai. Varžovai, aišku, buvo truputį silpni, bet vis tiek. 2-3-8-5. Ir gerai, kitas klausimas. Kaip jūsų komanda, ar jie jūs palaikė? Ar ipsum quanon participi ma spaghetti bolognese. Hello there, Lucas Negrini. How many points did you score? I don't know. I walk all day, I see a lot of people. What do you think about upcoming game? We play very nice and short. Kas sekėsi geriausiai jūsų varžybose? Gal galite pasakyti kokį komentarą? Mum tai nesisekė, jiems sekė. Geras komentaras. Ir kas bus žemė? Pamario alus. Linkėjimai.